Sveiki gerbėmieji ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau 14-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tikrai neeilinėme, tikrai ekstra epizode, nelauktame ir neplanuotame. Švakar kaip tik savo patronams įrašiau trumpą paskutinės praėjusios besibaiginėjančios savaitės JAV politinių įvykių apžvalgą ir paminėjau, kad šiandien tai yra vakar šeštadienį Liepos 13 Jungtinėse valstijose laukiamas pakankamai svarbus Donaldo Trumpo kampanijos įvykis. Tai yra renginys Pensilvanijos valstijoje ir buvo daug spekulacijų, kad būtent šitame renginyje Donaldas Trumpas paskelbs savo viceprezidento pasirinkimą. Ir taip laukiau šitos intrigos, nes taipogi, kaip minėjau, pirmadienį prasideda Respublikonų nacionalinė konvencija, kurioje Donaldas Trumpas, jinai vyks 3 dienas ir joje Donaldas Trumpas jau garantuotai gaus savo oficialiai nominaciją nuo Respublikonų partijos šių metų prezidento rinkimams. Bet turbūt dabar jau visi, kas gyvi, girdėjote paskutinę žinią, kad tame renginyje Pensilvanijos valstijoje įvyko, kaip pavadinkime, pasikėsinimas į Donaldo Trumpo gyvybę. Jis buvo, visi žinome, ačiū Dievui, nesėkmingas, tačiau buvo ir žuvusių, žuvo pats žudikas liktai. Aš nebandysiu dabar visų einamųjų įvykių komentuoti, nes ten daug visokių spekulacijų ir versijų. Aš ne apie tai, bet aš pabandysiu paanalizuoti, panagrinėti, kodėl taip nutiko ir kokios yra tiesioginės politinės to dalyko pasiekmės ir netiesioginės galbūt. Ir aš norėčiau vis dėlto pradėti nuo tokių dalykų, kurios irgi gal kas mažiau atkreipia dėmesį, bet tas dalykas vis dėlto simboliškas, kad pasikėsinimas įvyko, dabar niekas negali pasakyti, ar buvo iš tikro dabar tam renginį suplanuotas paskelbimas viceprezidento pasirinkimo, bet kame yra klausimas, kuris nėra neatsakytas. Donaldo Trumpo judėjimas vis dar neturi tiesioginio politinio įpėdinio. Būtų daug norinčių, daug kas norėtų paskelbti save ir skelbia save Donaldo Trumpo įpėdiniu, bet Donaldas Trumpas savo įpėdinio nepasirinko ir to daryti neskuba. Ir visi tie žmonės, kurie galėtų į tai pretenduoti, jie visi turi, visų jų atveju būtų argumentų, kodėl jie galbūt nėra tinkami Donaldo Trumpo įpėdiniai. Nes, pavyzdžiui, paimkime vieną iš favoritų būti viceprezidentu Jamesą Davidą Vance'ą. Jo santykiai su Trumpu ne visada buvo tokie jau rožiniai ir geri. Apie tai šiek tiek papasakosiu. Lygiai taip pat visų kitų pagrindinių likusių viceprezidentinių kandidatų tikrai sunku būtų tikėtis, kad Douglas Burgumas yra trumpizmo ir Trumpo doktrinos įpėdinis. Vis dėlto tai visiškai kitokio tipo politikas ir tikrai vargu, ar ta MAGA bazė jį paskelbtų Trumpo mirties atveju savo lyderiu. Lygiai taip pat tą patį galima pasakyti apie Marco Rubio, Timą Scottą. Tai čia tie 4 likę finalistai viceprezidento lenktynėse, pasakykime. Savų argumentų galbūt turėtų vėlgi tas pats Floridos gubernatorius Ronas DeSantis, bet MAGA bazė ir pats Donaldas Trumpas ir jo aršiausi rėmėjai tikrai buvo pakankamai supykę dėl Rono DeSančio bandymų, kaip jų manymų, užlysti ir neleisti Trumpui laimėti 24 metų nominacijos Respublikonų partijoje. Ir taip, po pačios pirmos kovos Ajovoje, kurioje Ronas DeSantis liko antras tarp kitko, Ronas DeSantis pasitraukė ir pakankamai greitai, nepakankamai iš karto paskelbė savo paramą Donaldui Trumpui, kas buvo netgi šiek tiek netikėta, žinant, kad
buvo pakankamai toksiška iš abiejų pusių ta kova paskutiniais etapais tarp Trumpo ir DeSančio. Taigi DeSantis, taip, jis turėtų argumentų, jis liko antras vienintelėse išankstinėse rinkimuose, kuriuose jis dalyvavo, vienintelė valstija išankstinių rinkimų, kuriuose jis dalyvavo. Tai čia ir jis kažkurį laiką iki šio išankstinių respublikonų rinkimų buvo laikomas akivaizdžiu Donaldo Trumpo įpėdiniu, bet yra klausimų. Lygiai taip pat, net nelygiai taip pat, o žymiai gerokai daugiau būtų klausimų ir kritikos ir net skepsio, jeigu Nikki Haley pasiskelbtų Donaldo Trumpo įpėdinę, tai yra, jinai buvo paskutinė likusi, kuri dar bandė tęsti kovą respublikonų išankstiniuose rinkimuose. Jinai taipogi, jinai niekaip per jokią prizmę žiūrint nėra Donaldo Trumpo įpėdinė ir jeigu net respublikonų partijos viršūnėlės kažkaip nuspręstų Donaldo Trumpo, mirties atveju ją paskelbti savo kandidate, MAGA bazė to nepriimtų. Taigi, iš tikrųjų, kas yra tas Donaldo Trumpo įpėdinis? Sunku pasakyti šiuo metu. Dėl to šitas pasikėsinimas, kuris, ačiū Dievui, baigėsi gerai, iš tikrųjų apnuogina pakankamai rimtą problemą respublikonų partijoje, kad taip, Trumpas dabar yra akivaizdus lyderis, akivaizdi figūra, šiuo metu netgi, sakykime, moderuota ir centristinė, vienijanti visas frakcijas dabartinėje respublikonų partijoje. Ir tas yra labai gerai, bet nebuvimas aiškaus įpėdinio yra labai aiški problema. Ir ją anksčiau ir vėliau reiks spręsti.